Sveiki visi, jūs žiūrite kanalą Vytai ir Vaitai. Šiandien mes realizuosime vaizdavimą informacijos apie objektus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Sukursime kažkur sceną objektą, apie kurį norėsime rodyti informaciją. Tarkim, tai pas mus bus paprastas apskritimas. Ir dabar mes turime nuspręsti, o kur bus rodoma ta informacija. Tai viduj Canvas objekto mes sukursime objektus, naudojant kurios ir rodysim informaciją. Ir tą langą pavadinsime Information. Ir nurodysim, kad to lango aukštis ir plotis yra 0. Taip pat šalia sukursime ir Aim objektą. Tai bus paprastas paveiksliukas, naudojant kurį mes žinosime, kur pas mus yra ekrano centras, pagal ką mes turime taikytis, ką turim užvesti ant objekto, kad pamatyti informaciją. Ir pagal nutylėjimą galim čia ištraukti paprastą apskritimą. Ir truputį sumažinsim mūsų paveiksliuką. Va taip jis pas mus atrodys. Po to parašysime skriptus, naudojant kurios tą ėjimą galima bus keisti, tarkim, jeigu laikysime ginklą rankose. Ir viduj Information objekto mes dabar sukursime du tekstus. Vieną pavadinsime Main text, o kitą pavadinsime Side text. Nurodysim, kur turi būti tas tekstas, kaip jis atrodys, galim padidinti plotį ir truputį pakelsim virš mūsų taško. Sukursime naują shaderį, pavadinsime jį Information text ir truputį pakeisim mūsų tekstą. Tai tam, kad tas tekstas būtų geriau matomas, mes iškart užmesime outline'ą ir galim užmesti šešėlį. Ir dabar galim paimti tą tekstą ir sukurti jo kopiją. Ir kopiją pavadinsime Side text. Čia jau galim padidinti aukštį. Tekstas turi būti priklijuotas prie viršutinės dalies ir mes jį nuleisim truputį žemiau. Prie Main teksto dydį galim padaryti Cam 2, o prie Side teksto 28. Ir taip viskas pas mus atrodys, kai kursorius bus užvestas ant objekto, kuris turės informaciją. Na ir dabar mes turime parašyti atitinkamus skriptus. Sukursime folderį Interactables ir sukursime interfeisą iInformation Container. Iškart nurodysim, kad tai interfeisas ir panaikinsim nereikalingus dalykus. Ir sukursime du metodus. Tai vienas bus pas mus get main information, o kitas pas mus bus get secondary information. Ir čia gal geriau būtų side information pervardinti į secondary information. Taip logiškiau bus. Ir su interfeisu tiek, dabar sukursime paprastą skriptą, kuris ir saugos informaciją. Pavadinsime tą skriptą Simple Information Container. Sukursime du laukus, tai main information ir secondary information ir implementuosime mūsų interfeisą. Ir viduj to metodo mes atiduosime tos laukus. Ir dabar pagrindinis dalykas, mums reikalingas interaktorius, naudojant kurį mes ir galėsime sąveikauti su kitais objektais. Tai viduj player skripto mes ir sukursime player interactor skriptą. Vėliau prie to skripto mes pridėsime galimybę ir sąveikauti su objektais, bet kol kas mes tik galėsime ištraukti informaciją apie tos objektus. Čia nurodysim, koks bus atstumas, iš kurio mes galim ištraukti tą informaciją iš objekto. Ir sukursime fieldą, kur ir saugosim objektą. Sukursime lauką Current Information Container ir čia saugosim objektą, į kurį žiūrim. Ir sukursime įvykį, naudojant kurį ir sakysime, kad objektas su informacija pas mus pasikeitė. Ir čia vietoj Event Handlerio mes naudosim Action. Ir iškart susitarsim, kad tik playeris galės sąveikauti su kitais objektais. Kiti personažai to padaryti negalės. Dėl to mes ir nesiunčiam objekto, kuris sąveikaus su objektais. Taip pat užkaišinsim kamerą ir Layer Mask playerį. Instancas pas mus neturi kameros kol kas, tai mes tą kamerą čia ir aprašysime. Ir čia tą kamerą gausim. Iškart galim čia prieiti, pasirinkti playerį ir nurodyti, o kokia pas mus bus kamera. Tai darome try get components ir kamera pas mus čia atsiranda. Viskas tvarkoj. Grįžtame čia prie skripto ir matome, kad viskas veikia. Ir čia aprašysime fixed update. Tam, kad kiekvieną kadrą nedaryti reikastą, mes truputį sutaupysime resursų ir darysime tai periodiškai, ne kas kadrą. Perėjus prie nustatymų, mes matome, kad fixed update'as suveiks 50 kartų per sekundę. Ir mes sakome, kad iš kameros pozicijos mes siūsime į priekį spindulį, paimsime atgal informaciją apie objektą, į kurį įsitrenkėm, bet tas reikastas negali būti ilgesnis negu tas nurodytas range'as. Ir jeigu mes trenksime į playerį, tai playerį turim ignoruoti. Ir taip pat mes ignoruosime ir visus triggerius. Ir dabar mes bandysime ištraukti tą informacijos konteinerį. Jeigu tie objektai pas mus nesutampa, tai mes iškviesime tą įvykį. Jeigu mūsų dabartinis objektas yra null ir naujas objektas irgi yra null, tai mes to įvykio neiškviesime. Viskas čia bus gerai. Tai mums reikia padaryti tik va tokį paprastą skriptuką. Ir dabar mes turime parašyti tik view skriptą, naudojant kurį ir keisime tekstą. Tai pereinam prie UI folderio, sukursime čia naują folderį Interactables ir sukursime skriptą
Information Container UI. Aprašysime čia kaip main tekstą, taip ir secondary tekstą, kuriuos nurodysim. Taip pat čia cacheinsim interaction containerį ir taip pat čia pridėsime player interaktorių, kad galima būtų ištraukti informaciją apie objektą, į kurį mes dabar žiūrim. Tai mes pasirašome ant įvykio ir žiūrim, jeigu mums atėjo null objektas, tai mes ten priskirsime string empty. Jeigu ten pas mus atėjo objektas, kuris turi informaciją, tai mes tą informaciją ir ištrauksime. Na ir dabar ant information objekto mes galim užmesti mūsų skriptą. Nurodome main ir secondary tekstus. Ant main kamera objekto mes turime užmesti player interactor skriptą ir nurodome tą player interactor iš kameros. O ant sferos mes užmesime simple information container ir parašysime informaciją, kuria pas mus turi būti. Paleidus žaidimą mes matome, kad tekstas taip ir liko pas mus, bet priėjus prie objekto, ant kurio mes žiūrime, mes matome, kad tikrai atsiranda reikalingas mums užrašas. Tai mes pataisysime dabar pradinį tekstą, tai mes await funkciją iškart nurodysim, kad ir vienas ir kitas tekstas pas mus turi būti empty. Ir dabar įjungus žaidimą, mes matome, kad tekstų nėra ir matome tekstą, kaip prieinam ir žiūrim objektą, kuris turi tą informaciją. Dabar jūs žinote, kaip rodyti informaciją apie objektus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.